Šitame tyrime žmonės valgė 2 skirtingus pusryčius, kurie turėjo lygiai tiek pat kalorijų. Tik vienose pusryčiuose buvo daugiau angliavandenių, kitose pusryčiuose buvo mažiau angliavandenių ir daugiau riebalų. Tyrimas truko 4 savaitės. Žmonės turėjo parašyti, kaip sočiai jie jaučiasi praėjus valandai, 2 valandom, 3 valandom po pusryčių. Tai pirma, tie žmonės, kurie pusryčiams valgė daug angliavandenių, jie ir anksčiau išalkdavo ir jų alkis buvo didesnis negu tų žmonių, kurie pusryčiams valgė mažiau angliavandenių. Antra, žmonių alkis po pusryčių labai sutapo su jų cukraus šuoliais. Matosi, kad po angliavandeninių pusryčių cukraus kiekis kraujyje užkylo labiau, dėl to ir insulino kasa į kraują išskiria daugiau. Dabar ką padaro didesnis insulino kiekis kraujyje? Jis kur kas stipriau numuša cukrų ir gaunasi didelis cukraus kritimas žemyn. Va šitoje vietoje, kai cukrus žemas, žmonės ir pajaučia, kad jie jau nori valgyti. Nes kuo labiau šokinėjo mūsų cukrus, o jis šokinėjo nuo didelių angliavandenių kiekių, tuo stipresnis alkio signalas, nepriklausomai nuo to, kiek kalorijų vartojam.